Sveiki, šiandien apie grandinių priežiūrą. Tema turinti daugiau nuomonių nei yra grandinių. Grandinės valymą ir tepimą žmonės labai dažnai neteisingai supranta ir šita sugedusio telefono informacija keliauja per visus motociklistus. Yra dviejų skirtingų tipų grandinės. Pirmas tipas dažniausias tai būtų su gumytėm. Aiškiai matosi, kaip tarp narelių yra gumytas. Antras tipas be gumyčių. Taipogi aiškiai matosi, kaip vieni su kitais nareliai glotniai susijungia, tarpe tarp jų nėra gumytės. Visų pirma, išsiaiškinsim, iš ko sudaryta grandinė su gumytėm. Grandinė sujungta nareliais, tarp narelių viduryje yra ašelė. Ašelė yra sutepta tepalu ir tarp ašelės bei narelio yra apvali gumutė ar tiesiog tarpinė, kuri yra užspausta ir laiko tepalą viduje. Minėtos grandinės tipas turi 3 skirtingas gumytės formas ir pavadinimus. Tai šitie visi grandinių tipai yra identiški, skiriasi tik gumytės forma. O-ring bei X-ring. X-ring būna patvaresnės už O-ring dėl savo formos, kuri turi 2 kontaktinius taškus vietoj vieno, kas suteikia mažiau trinties ir sandariau laiko tepalą ašelėje. Ir Z-ring, kuri yra tiesiog patobulinta X-ring forma su asimetriniu profiliu, kuris neleidžia gumytei pasikreipti. Taigi visa esmė tokio tipo grandinę valyti ir tepti yra ne tam, kad grandinės judantis komponentai susiteptų ir nediltų, o tam, kad nuvalytum purvus nuo jos iš išorės ir išorinis tepalas neleidžia grandiniai rinkti korozijos. Tai tokie patarimai kaip purkšti grandinę reikia iš vidinės pusės ir išorėje tepalas nereikalingas yra visiški skėdalai. Na, o antros grandinės tipas, kuris yra be gumyčių, tai ją tepti reikia dažniau, nes tepasi judančios grandinės dalis. Apie grandinės tepimo intervalą yra skirtingų nuomonių, bet protingas viduriukas, manau, būtų bent kas 1000 km. Nebent 1000 km važiuojat visą sezoną, tai tada bent kas mėnesį. Grandinę geriausia valyti po pasivažinėjimo, kada visi purvai ir grandinė yra šilti, tada jie nebūna pridžiuvę ir geriausiai valosi nuo grandinės. Pademonstruosiu, kaip aš valau bei sutepu grandinę. Kad nepripurvinti, pasitiesiam laikraštį, medžiagos kokios ar kas jums patiems būtų patogiau. Pasikeliam galinį ratą. Aš grandinę valau su tokiu paprastu grandiniai valyti šepeteliu, jis kainuoja vos kelis eurus, paprasta bei patogu. Užsikuriam motociklą, įjungiam pirmą pavarą ir atleidžiam sankabą. Jei grandinė be įtampos ant pakelto rato šiek tiek laisva barška, nieko baisaus tame nėra. Apie grandinės taisyklingą įtempimą ir kaip tai padaryti bus atskiras video. Aš grandinę valau su pigiausiu brake cleaner, specialių grandiniai valyti chemijų tikrai neperku. Galima valyti ir su žibalu, benzinu ir kitais būdais. Aš renkuosi brake cleaner, nes jis nėra riebus ir greičiausiai džiūva. Minėjau, kad dalinuosi kaip grandinę valau aš. Mano būdas tikrai nėra saugiausias ir neskatinu jūsų taip pat užvestam varikliui valyti. Išjungtam varikliui įjunkite laisvą pavarą, viena ranka sukdami ratą, kita ranka šepeteliu galite saugiai valyti. Tikriausiai atsiras ekspertų, kurie pasakys, jog su brake cleaner grandinės valyti negalima, nes jie girdėjo gandus, kad brake cleaner griaužia tas apvalias gumytes. Jei tikite šiuo faktu, pripurškite brake cleanerio į kokį nors indelį ir įdėkite ten kokią nors guminę tarpinę ar tiesiog ploną guminę pirštinę. Palikite parai ar visai savaitę jei norite ir patikrinkite, kas jai nutiks. Visi purvai nuo jos atkibę bus, o pačiai gumytei ar pirštiniai nieko nenutiks. Tai su brake cleaner valyti grandinę yra 100% saugu ir patikrinta. Kažkur dingo filmuota medžiaga, kaip ties viduriu, ten kur sušluostę valysiu, su šepeteliu taip pat valau vidinę grandinės pusę. Tada baigęs su šepeteliu išjungiu variklį, įjungiu laisvą pavarą ir sušluostę bei tuo pačiu brake cleaner papildomai valau grandinę tol, kol nebelieka purvo ar tepalo žymių ant šluostės. Dar kiek išeina su ta pačia šluoste pravalau žvaigždinės tarpelius. Aš naudoju Motul grandinės tepalą. Pas mane grandinė su gumytėm, kaip ir pas daugumą, todėl persistengti pripurkšti to tepalo, kad jis visur varvėtų, tikrai nereikia. Purškiu labai silpna srove, kad tik šiek tiek padengti grandinės paviršių. Na va, grandinė pasitepus pas mane labai toks ryškiai baltas. Dabar duosiu patarimą, kai išsipurvinam visą vatratlankį ar šiaip nuo tepalo. Tai pavyzdžiui, išsipurvinom ratlankį po tepimų visų,
Ir jei po sutepimo važiuojant nusitaško tepalų ratas ar pats motociklas, tai reiškia, kad per daug pripurškėt tepalo ant grandinės. Kaip minėjau, tokio tipo grandinę tepalų reikia padengti minimaliai tik paviršių ir kad žvaigždinė gautų šiek tiek tepalo. Sakykime, su brake vat cleaneriu jisai, tarkim, dabar valosi, bet būna situacijų, kada ratlankis visiškai jau nebesivalo, ten tepalas prikepęs, tai pasiemam bet kokį VD40, pasipurškiam ant servetėlės kažkokios ir jūs nustebsit, kaip VD40 atkelia visą tepalą ir kaip jūs galite švariai nusivalyti ratlankį be jokių blizginimų, be jokių papildomų pastangų. Ratlankis bus kaip naujas. Matosi turbūt rezultatas iš vienos pusės, kaip lengva. Aš kadangi pavalau dažniau, tai pas mane ir su brake cleaneriu viskas gerai valosi, bet būna tikrai, kad brake cleaneris jau nebevalo, tai pabandykit VD40, kas nebandė, jūs liksit nustebę, kokį stebuklą jis daro. Man VD40 daugiau valiklis nei tepalas. Na ir galinis rezultatas va toks. Nusivalėm žvaigždinės tarpelius, grandinę, susitepėm gražiai, vat. Niekur neprilaistėm, nepritaškėm čia per daugiausiai, nusivalėm vat ratlankį ir galime važiuoti. Tai šitam video tiek. Nepamiršk subscribint kanalą, dalinsiuos daugiau visokių patarimų. Padarysiu atskirą video apie grandinės įtempimą, kiek jinai turėtų laisvumo turėti, kaip tą laisvumą pamatuoti taisyklingai, kiek ją reikia įtempti. Tikiuosi šio video informacija tau buvo naudinga. Iki.